Štai kaip gražiai saulė mus pasitinka parke. Ir šiandien išbėgomės su savo šeimyte prasibėgti. Ir žinot, aš noriu labai trumpai čia pasidalinti su jumis. Kol dalinuosi, negaliu bėgti, labai sunku. Bet čia labai graži saulė va. Mus šiandien pasitinka, kviečia į parką pabėgioti. Tai va, noriu pasakyti, tokia mintis labai patiko. Išgirdau kažkada, kad mes, kai kažkuo tai pradedam rūpinti savimi, jau tam kelyje atsirandam, tai labai svarbu toks dalykas, kaip rūpintis ir veikti, daryti dalykus nei per daug, nei per mažai. Nes iš tiesų kartais mes pradedam daryti dalykus, o tai tarsi ir taip save truputėlį apgaunam, tarsi mes štai darom ir jau turėtų būti kažkoks tai pagerėjimas, bet mes galbūt darom per mažai. Ir aš tai sakau iš savo patirties, nes kaip mano prasidėjo kelionė į tą gerą būseną, į tą jausmą, kai tavo kūnas toks lengvas kaip pukelis ir tu tiesiog kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką jautiesi vis geriau ir geriau. Tai mano tos pastangos irgi prasidėjo tiesiog nuo pasivaikščiojimų ir nuo lengvų pabėgiojimų ir visiškai lengvų mankštų, kai aš tiesiog nepavargdavau, bet tiesiog ta mintis, kur irgi yra visiems irgi didelį dalį įkalta ir visur čia sklando, kad užtenka tiesiog pasivaikščioti, skirti 15 minučių per dieną ir tai jau yra labai didelis pliusas. Taip yra pliusas, bet tai netveda į gerą jauseną, į tokį energijos prisipildymą. Visada reikia dėti daugiau pastangų. Ir vien tik pasivaikščioti ir kaip sakyti, 15 minučių mankštos tikrai nėra joks, sakykime, neužtenka to, kad tu pasijaustum tikrai gerai, lengvai ir tau energijos visada būtų. Be abejo, čia dar vėlgi yra ir kiti dalykai, ir dvasiniai, emociniai, kuriuos reikia kartu tvarkytis, bet fizinis krūvis irgi turi būti neminimalus. Taigi tas posakis daryti dalykus nei per daug, nei per mažai. Tai vas linkiu jums rasti tą viduriuką, nes prievartauti savęs taip pat be abejo negerai. Nes gyvenimas mūsų nuostabioje planetoje Žemė yra mėgavimasis, bet dėti pastangų tikrai reikia, tam, kad būti laimingu. Taigi gražios jums dienos ir iki. Va, noriu pratęsti savo šiandien rytinę kelionę. Sustartavau, parbėgau namo. Žiūrėkit, kaip saulė gražiai čia šviečia. Va, sustartavau. Nes saulė taip gražiai šviečia, kviečia tiesiog mane nusimaudyti. Tai einu į maudynės dabar. Pavargau truputėlį. Laukite tęsinio. Eikim kartu maudytis. Va, čia mano maudykla, mano draugės dvi laukia. Aš visada turiu draugių, kaip mes maudytis kartu einam. Žodžiu, va, kaip gražu čia. Va. Tiesiog diena pati tinkamiausia maudytis. Va, kokia graži saulė. Va, mano šunė laksta. Nu, va. Štai. O, išplaukė mano draugės, išlaisvina man maudyklą. Tai iki.
žinot, parėjau namo ir dar noriu pasakyti šį bei tą, ką supratau vėl čia eidama, bėgdama. Žinot, sutikau kaimynę tokią ir supratau, kad viso pasaulio, kaip sakant, išgydyti neįmanoma. Kartais atrodo, seniau tiksliau labai atrodydavo, pats čia kažkaip patobulėsi, pagysi, kažką galbūt pasikeisi ir kaip tu dabar kitiem žmonėm padėsi, galbūt irgi norisi padėti, kad žmonės būtų laimingi ir sveiki. Bet, žinot, supratau, kad ne visi nori būti laimingi ir sveiki. Tam tikra dalis žmonių gyventi tokioj kančios, nežinau, kankinio pozicijoje pasirinkę. Ir jų čia toks pasirinkimas yra šitoj Žemės planetoj. Ir link ko aš čia lenkiu, kitas iki iš tikrųjų, tai link santykių su artimaisiais ir draugais ir iš tiesų negalvokim, kad galim padėti visiems be išimties. Svarbiausia yra pagalvoti apie save ir savo padėti. O kiekvieno pasirinkimas būti laimingu yra jo paties. Nes tikrai labai didelė dalis žmonių tiesiog nesirenka tokiais būti. Jie sako, kad tai ne man, tai kažkokius dalykus bandyti daryti, kažkuo domėtis, kažkuo užsiimti, tai ne man, aš noriu būti laimingas su tuo, ką aš turiu dabar, su tuo, ką aš veikiu ir kaip gyvenu. Nesvarbu, kad jisai taip kaip gyvena, jisai nesijaučia laimingas ir nėra sveikas ir žmogus nesijaučia gerai, bet jis sako, aš noriu gyventi gerai, bet aš nenoriu nieko keisti, aš gyvensiu va taip, kaip čia dabar gyvenu. Ir tai yra jų pasirinkimas iš tiesų. O tų, kas nori gyventi meiliai, taikoj, ramybėj, džiaugsme, nežinau, džiaugtis šitą nuostabią gyvenimu šioje planetoje, tiems linkiu tiesiog atsitraukti nuo tų žmonių, kurie nesirenka gyventi laimingai šioje planetoje. Ir taip jau yra, kad tokių žmonių yra ir tokių bus visada. Tai pasirinkit save ir dar galit pasirinkti, pavyzdžiui, dar galit pasirinkti katiniuką laikyti. Tai vat katiniukai labai moko meilės savo, jie moko kaip save mylėti, kaip būti laimingiams be jokių išorinių dalykų, be jokių, nežinau, materialių dalykų, tiesiog būti laimingu dėl to, kad esi. Nu ir aišku, dėl to, kad šeimininkė duoda valgyti. Bet iš tiesų jie gali būti laimingi, labai laimingi patys savo. Tiesa, pasakius, turiu tokį puslapiuką Čika ir Joši, tai galite ten pasižiūrėti, kokie jie būna laimingi pas mane namuose, mano katinukai. Ir tiesiog laimingi patys savo. Ir va, atsiprašau, dar turiu parodyti, dar vienas katinukas atėjo, va. Štai dar vienas pats savo labai laimingas katinas, kurio glostyti nevalia. Ne, jisai nebūna glostomas, jisai tik tai būna kompanionas ir šone guli, va, ir viskas, ir nebenorisi jau būti, nebenorisi jau bėga. Tai va, gerai, gražios jums dienelės šiandien, iki jošiukai nenuversk man telefoną. Visus myliu, bučiuoju, apkabinu, būkit laimingi ir rūpinkitės savimi pirmiausia.